Labą dieną, labas pavakarys, gera būti pasvalyje. Ir gera būti čia būtent šiandien. Į kiekvieno mūsų gyvenimą vasario 16 atėjo mažais, bet labai prasmingais žingsneliais. Galbūt jie atkeliavo kaip data, kurią reikėjo išmokti mokykloje ir už kurios nežinojimą galėjai gauti dvejetą. Galbūt vasario 16 į mūsų gyvenimus atkeliavo iš senelių pasakojimų apie tolimą, bet labai svarbią praeitį. Data, apie kurią girdėjome, kad ji būdavo švenčiama ne mitinguose, bet širdyse. Taip iš mažų ir didelių patyrimų susiformavo visų mūsų patyrimas ir suvokimas, kas yra vasario 16 ir kas yra Lietuva. Džiugu, kad šiandien džiaugiamės dvigubą šventę. Kartu su vasario 16-ąją dainų šventės šimtmečio žygis atkeliavo čia, į Pasvalį. Ir dabar trumpam stabtelkim ir įsiklausykim, kaip kalba žmogus, kaip suskamba daina, kaip gieda paukštis arba kaip tyli medis. Paklauskim, ar aš dar girdžiu paukštį, ar matau žmogų, ar girdžiu skambančią dainą. Ar man svarbi mano tapatybė? Įsiklausykime. Esu pušis, dažniausias medis Lietuvoje, o čia mano balsas, kurio dar nesate girdėję. Ką aš pasakyčiau, jeigu galėčiau kalbėti? Šimtmetį girdžiu jūs dainuojančius, matau šokančius. Šimtmetį žaliuoju ir laukiu, kadagi ir jūs išgirsite mano balsą. Kada jūsų noras manimi grožėtis taps jūsų noru mane išsaugoti. 2024 Liepą susitikime čia, kur gamta ir žmogus sutampa. Kur pažinę mūsų kultūrą mes išmokstame saugoti ir gyvybę. Čia jubiliejinėje šimtmečio dainų šventėje. Kad giria žaliuotų, kad visa Lietuva dainuotų.
Gera būti pasvalyje, norisi kartoti šituos žodžius. Ir man kyla klausimų, greta manęs stovi Merūnas, kurį puikiai pažįsta visa Lietuva, pasvalys neabejoju irgi. Merūnai, ar skaičiavai, kiek kartų tau teko būti pasvalyje? Aš galvoju, turbūt kiek save pamenu savo karjeros pradžios, tai esu kokius gal 2-3 kartus esu buvęs. Ir žinau, kad čia žiauriai yra tai, kur žmonės gyvena. Visada su pačiom šysenom, didelim širdim, kaip ir muzikantai, kuriuos pažįstu vietinius čia. Tai visada nei man abejingi, nei aš jiems nesu abejingas. Gera, kad artėjant 100-mečio dainų šventėj, iš tiesų Merūną čia atlydi daina, lydi daina ir lydi, kaip jisai sako, geros pasvaliečių širdys, šypsenos ir gražios sielos. O greta manęs taip pat yra ir Lietuvos Respublikos Seimo narys Antanas Matulas ir dabar gerbiamam Seimo nariui perleidžiame žodį. Mėly pasvaliečiai, gerbiami svečiai, gražu, simboliška, prasminga, kad būtent pasvalys turi Vileišių gimtinę ir šitą gražią šventę mes galim pradėti jų sodyboje. Sveikinu visus ir linkiu savo, jums, seniūnams, merams visiems, ypač Pasvalio, valstybės žmonėms, kurti savo valstybę, statyti savo valstybę taip, kad ateinančiam 100-metį, o gal ir 1000-metį nereikėtų daugiau atstatinėti, atkūrinėti valstybės, ką mes darėm vasario 16, ką mes darėm kovo 11. Su švente, mielieji. Išlaikyti valstybės nepriklausomybę tikriausiai yra žymiai lengviau negu ją atkūrinėti. Na, o šitą nepriklausomybės akto kopiją, ar sutinkat, kad aš ją įteikčiau jūsų visų vardu, pasvaliečių vardu, gerbiam Merūnui, nes jisai tik 2 ar 3 kartus buvo pasvalyje, reiškia daug ką prarado. Tai garsink Merūnai Lietuvą ir Pasvalį pasaulyje. Dėkojame gerbiamam Lietuvos Respublikos Seimo nariui Antanui Matului. Na ir aš dar norėčiau padėkoti jums, mėly pasvaliečiai, ir paklausti, ar vasario 16 yra šventė. Atsakykite man garsu, ar jums vasario 16 yra šventė? Ar tikrai? Dar garsiau? Džiugu, taigi švęskime ir, kaip minėjau, švęskime tą dvigubą šventę ir vasario 16-ąją, ir 100-mečio dainų šventę, kurios nuojauta jau kirbina visų mūsų širdis. Ir svarbu yra galvoti apie tai, kad visi kartu, visai greitai, kai oras atšils, susitiksime Vilniuje. Giusto scopi mesta